Labadiena visi krepšinio fanai, sveikinasi šiandieną su jumis iš Gargždų arenos Korea Nostra RKL A diviziono savaitės rungtynėse susitinka vietos Gargždų sporto centras, vienas šansas. Kol kas žaidimas visiškai paremtas individualiais veiksmais, galime dabar matyti Gelčius, matantis Kazlų Rūdo žaidėjai. Ir čia pavyksta perimti kamuolį Gargždams ir pirmieji taškai jau paminėti, kad Juozas Tallat-Kelpšas praeitą sezoną rungtyniavo Prienų komandą ir turėjo labai neryškią rolę, dar ir komanda paliko čia Gargždų sporto, čia arti klaidos žaidžia Kazlų Rūdos ataka Danilus, čia gražus nusimetimas, 2 taškai yra ir Edas. Čia Breiko perdavimas, Toliušis, krepšio link! Va čia dėjimas Gargždų komandoje. Tiesa, taikliausiai metantis žaidėjas šiame sezone iš toli Gargždų gretose. Čia Edas Valenta nieko negaili į komandą. Povilas Šakinis labai piktas ant Grikšto, kad žaidė ne pagal derinį. Dar vienas dėjimas. Dalį visą atsilikimą. Metimas iš toli, Žygimantas Kerza ir 3 taškai. Pirmąjį toli jiem jėgų. Čia Kazlų Rūda aktyviai dirba gynyboje. Ir čia net dvigubina, atrodo, kaip užsivedė. Dabar Kazlų Rūdos komanda, 2 taškai yra įspūdinga. Ir dabar jau tos ataka, čia užtvara leidžianti Titui Pundinui prasverš po krepšiu. Visiškai laisvas metimas iš toli, tokios pagarbos negalima. Leidžia atakai perimti kamuolius, dabar vėl klysta Arvydas Toliušis, Titas Pundinas perima kamuolį, nėra pražangos. Ir Juozas Tallat-Kelpša pirmą kartą pasimeta kamuolį, čia arti klaidos žaidžia Kazlų Rūda, lieka 7 sekundės, reikia kažką daryti. Titas Pundinas, jo prasiveržimas apeina oponentą greičiu. Gerai pradėjusi, dabar į pabaigą vėl pasėdo baterijos. Juozas Tallat-Kelpšas. Oi. Štai Aidas Viršilas. Haringui Brazauskui čia. Reikia atlikti metimą. Grikštas 3 taškai ir atsidaro savo sąsą sugebėjimai. Tallat-Kelpšas nusimeta kamuolį, Žygimantas Kerza iš toli. 3 taškai ir plius 11 reikia verkiant, jei šiandien nori pergalės. Oi. Čia pražanga ir 2 taškai, dar geriau viskas gaunas negu pirmojų bandymų. Paleido iniciatyvą iš savo rankų, dabar matome agresyvi gynyba, perimtas kamuolys ir Gargždų komanda pelno 2 taškus. Aidas Viršilas jo nubraukė visą susikurtą Kazlų Rūdos pranašumą. Iš toli Grikštas 3 taškai! Ir Tomas Justui Grikštui neduoda kamuolio, šis visiškai laisvas. Metimas pro rankas nėra ir keliaujame į pratęsimą. Intensyvi kova kelia mus į papildomą 5 minučių spektaklį. Buvo netikslios ir neleido Gargždams įsiveržti priekyčiai iš toli. Diukas! Taip, 3 taškai. Su kamuolio 8 sekundės iki pabaigos Žygimantas Kerza iš toli. 3 taškai! Ar jūs tai matote? Justas Grikštas, 3 sekundės, persimaro aikštę. Metimas per rankas, skrieja pro šalį ir keliaujame į antrą pratęsimą. 82. Žygimantas Kerza tapo juo pirmajame pratęsime, Gargždai perima kamuolį. Arvydas Toliušis! Skrydis! Žygimantas Kerza arba Mantas Gelčius į baudos aikštėje, liks 4 žaidėjai čia. Mantas Gelčius, Titas Kerza su kamuoliu. Jaunis Davniukas. Iš toli viso gero Gargždai. Metimą Nikitas Sokolovas dar persvaro aikštę, meta iš toli. Metimas skrieja pro šalį ir šiandieną savaitės A diviziono rungtynėse rezultatu 98-90 sensacingai. Kazlų Rūdos ataka Danilus nukola turnyrinės lentelės lyderius Gargždų sporto centro komanda.